Žemės ūkyje esu 9 metai, tėvai ūkininkauja, turi ūkį Radviliškio rajone. Beaugant ir matant visą šitą dalyką, tai aišku, nekeista, kad ir šiai dienai esu žemės ūkyje. Pirmieji darbai būdavo dažniausiai tokie lėti darbai, kurie reikalauja atsakomybės, ugdo charakterį, tai yra sėjos darbai. Ta tokia patirtis tokia gana kompleksiška iš įvairių pusių. Tai yra agronomija ir viskas, kas yra su žemės ūkiu, yra įdomu tai, kad jokia vadovėlė nerasi. Apie veiklias medžiagas daugiau sužinosi iš kažkokio kito žmogaus, kuris turi daug patirties, nei kažkur sugebėsi paskaityti. Patinka visa gyvybė, pats kūrimo procesas, tobulėjimo procesas. Smagiausias metų laikas tada, kada žmonės jau derlių naminėje išvažiuoja ir tas kvapas, ir važiuoja, visi dirba, zuja. Tie rekordiniai derliai, manau, jau daug ūkininkų supranta, ką tai reiškia, kokia tai yra kaina. Stengiuosi nesivaikyti aš jų, stengiuosi ir masinių žmonės jų neieškoti labai. Tai iš esmės ieškai to tokio ekonominio kompromiso, kad padarytos išlaidos pateisintų būtent tas įdėtas viltis ir dienos pabaigoje gautum tokį derlingumą, kurį ir planavai nuo pradžių. Darbas tarptautinėse įmonėse jis yra įdomus tuo, kad žmonių mąstymas yra šiek tiek laisvesnis. Tu laisvai mąstydamas gali padaryti teisingesnius ir geresnius sprendimus. Ko labiausiai dažniausiai bijau, kad ateisi ir rasi kažkokius varėmus, į kuriuos paskui tau reikia įtilpti. Ir tau kaip asmenybei nebelieka tada vietos ir grožio kūrybai. Ne? Konkrečiai norėčiau būtent žmonėm padėti, pasidalinti patirtimis ir ieškoti geriausių įmanomų, sakykime, sprendimų būdų tiek gerose, tiek blogose būtent situacijose.